Biorezonanso tyrimus atliekame dviejų rūšių. Vienas yra daugiau profilaktinis, kada žmogus, sakykime, jaučiasi pakankamai gerai, tik atėjus, sakykime, pavasariui ar žiemos sezonui, jis nori sužinoti, kokių vitaminų, mineralų trūkumas yra. Profilaktinio biorezonanso metu mes galime įsivertinti viso organizmo būklę tik stambesniu planu. Tuo tarpu Global Diagnostika, kuris yra išsamus tyrimas, jo metu mes matome kur kas daugiau parametrų. Ir jei yra kažkokių neaiškių priežasčių, dėl ko žmogus jaučiasi blogai, tada mes turim įrankį, su kuriuo galim atsekti, kokia yra pagrindinė priežastis. Taip pat matom parazitus, grybelius, bakterijas, virusus, kurie gali turėti įtakos vienokiai ir kitokiai savijautai. Išsamų Global Diagnostikos tyrimą siūlome pacientams, kurie turi daug įvairiausių simptomų ir neranda jų priežasčių. Taip pat mes siūlome biorezonanso terapijas, kurių metu vyksta organizmo nuskenavimas ir matome, kokios sistemos yra blokuotos. Biorezonansas skleidžia tam tikro dažnio impulsus, kurių metu yra aktyvinami centrai ir tada po terapijos tiesiog žmogus pasijunta pailsėjęs, geresnės savijautos, kam skauda, skausmas sumažėja arba jis visai išnyksta, pagerėja miegas ir žmogus pasijunta geriau.